Sveiki, norėjau pareklamuoti jums dietologinį centrą esantį Jūrmaloje. Labai ačiū Julijai Skaburskienei, kuri rekomendavo man ten nuvažiuoti ir sako, nuvažiuok, bet tu ten išsivalysi, pamatysi, tau padės, ir man tai buvo. Tai aš pasirinkau tokį netradicinį gydymo būdą, kada man buvo labai blogai. Man buvo 38 metai, aš buvau tokia didelė bombolina. Stresas buvo ištisai, stresas. Aš tiesiog neatlaikiau tai, kas vyko. Labai daug visokių išgyvenimų sudėtingų ir versle ištisai daug streso. Dar asmeninė patirtis, tai aš pasirinkau šitą gydymo būdą. Gydytojas priima konsultacijai pirmiausiai ir nustato. Aišku, labai puikiai išklauso, be galo puikūs klausytojai. Tikrai nuoširdžiai, labai profesionalus mano gydytojas buvo. Ir nustato, kokius tyrimus reikia daryti. Tai man darė keletą tyrimų. Skrandis švietė, visi labai bijo tos lemputės, padarė taip profesionaliai, kad nesukate niekas galvos, 1, 2, 3 taip greitai padaro, kad vau. Ir jokių problemų, duoda ten kažkokių, paskui pamiegi ir viskas. Ir ką, vieną kartą nieko tokio. Visus tyrimus padarė ir nustatė man, kaip gydys. Man visiškai badauti nereikėjo, aš vis dėlto valgiau tą maistą. Ten kažkaip nebuvo visiškai totalaus bado, man nebuvo. Man neleido išeiti labai ilgam į lauką, apie 30 minučių, kad neperšalčiau. Tai buvo, nes buvo labai šalta, buvo žiema, sausio mėnuo, nes aš net palto neturėjau, teko man pirktis. Jūrmaloje buvo labai šalta. Ir dabar kokios ten procedūros. Tai kai mes badaujame, mūsų kūnas jisai glemba. Tai yra daromi specialūs masažai. Viso kūno labai stiprus masažai. Tokie tarybiniai stiprus, bet profesionalūs. Pravarinėja visą limfą. Man trūko ten truputėlį gal tik tai muzikėlės, nes ten radiją pasileidę, tai man tas nepatiko, man trūko tos relaksinės muzikėlės. Po to buvo baro kamera, tai ten, kur duodamas tas deguonis su spaudimu ir tam, kad metabolizmas pagreitėtų. Ir tai duoda stipriai deguonies ir mūsų organizmas tiesiog geriau veikia. Metabolizmas ir organų veikla sustiprėja tam, kad eikvotų toliau energiją ir mes vėl toliau plonėjam tuo būdu ir jaunėjam. Tada kas antrą dieną buvo daromi veido masažai. Man be galo patiko šita moteris, kosmetologė, kuri tikrai darė tos masažus ir labai profesionalius, tai labai patempė odą, aš grįžau labai pajaunėjusi. Tai tada darėme mes dar pratimus, ėjome į salę, sunku labai sportuoti, kadangi tu badauji, silpna ir tai jėgų nėra, vis tiek, sako, keliam rankas, kojas greitai tenai, viskas rusų kalba ir aš nežinau, ar kaip ten su anglų kalba, bet kiek girdėjau, kad labai daug yra ir užsieniečių ir man atrodo ir anglų kalba yra vis dėlto ten, kas prižiūri. Tai labai rekomenduoju visiems, kas turi problemų ir kad stiprių tų marmalų negerti. Aišku, čia yra alternatyva pagal jūsų norą, pasirinkimą, gal jūsų tikėjimą, kaip jūs tikit, kaip jūs suprantat, gal jūsų suvokimo lygį. Tai buvo mano pasirinkimas, bet aš be galo dėkinga jiems, tikrai man labai padėjo. Aš numečiau ten gal tik 5 kokius kilogramus, bet labai aš pajaunėjau, geriau jaučiausi. Buvo ir šalutinis poveikis, bet ta prasme labai greitai aš sugrįžau savo vėžes ir aš laikiausi tos mitybos, stengiausi kuo sveikiau maitintis ir man tai nebesugrįžo. Tai
pakankamai turiu sveiką savo dabar skranduką ir dėkoju jiems. Ir labai svarbu, kad ten atėjo tokie labai stiprus suvokimai, kad gyvenimas, kūrėjas visada manimi rūpinosi, visada mane mylėjo, tik aš negirdėjau, nemačiau, buvau tamsoje, daug kentėjau, reikėjo eiti į priekį, nesėdėti, daugiau džiaugtis, atrasti ramybės, harmonijos kiekvienoje dienoje, akimirkoje ir būtų ta diena pasikeitusi. Kiekviena diena pasikeitusi, tai buvo mano tokia patirtis, bet aš be galo dėkinga šitam centrui, na ir aišku, kūrėjui, kaip visada. Ir dėkinga visiems darbuotojams už nuostabią priežiūrą. Jo, visam profesionalui, ypatingai gydytojui. Vizitacija buvo keletą kartų, nuėjom prie jūros truputėlį, aišku, būtų vasara ten smagiausia turbūt, ir atostogas, ir procedūros, tai ypatingai super. Galbūt yra dar kažkokių kitų kabinetų ir kitų ten procedūrų, man paskyrė štai tokias ir aš be galo dėkinga. Dėkinga jiems, bet rekomenduoju tiems, kas tiki natūraliais būdais gydančiomis organizacijomis, ligoninėmis. Tai va, tiek kaip visada su meile. Iki.